Sveiki! Kviečiu prisijungti prie mūsų naujos programos, tikrai labai įdomios, labai praktinės ir pakankamai unikalios. Organizacijos dizainas. Praktika ir įrankiai, kurius sužinosite naujausias tendencijas, tai apie ką tai yra, jūs galėsite išbandyti ir labai tikimės, kad jūs galėsite pritaikyti iš karto savo organizacijose. Mes daug kalbam apie organizacijos vystymą, dizainą, bet ne visada žinom, kaip tą nuosekliai padaryti ir tada gaunasi kaip gaunasi. Taigi kviečiame į šitą 8 modulių programą, kur dėstysiu aš, dėstys mano kolegos ir dėstys užsienio svečiai anglų kalba, tačiau bus ir vertimas, jeigu reikės, į lietuvių kalbą. Ką jūs sužinosite? Jūs sužinosite, tai kas yra tas organizacijos dizainas ir kaip nuosekliai jį planuoti, o ne sakyti, va taip atsitiko. Mes kalbėsime apie naujausias tendencijas, tai yra kokią įtaką daro dirbtinis intelektas, kaip kiti svarbus pokyčiai aplinkoje įtakoja organizacijos struktūrą, jos procesus. Mes kalbėsime apie struktūras organizacijos. Tai kokios tos struktūros būna, kokią prasmingą diegti, kada prasminga ją keisti. Mes kalbėsime apie strategiją be abejo, kaip strategija ir verslo modelis turėtų įtakoti visą organizacijos dizainą, nuo struktūros, procesų, kultūros ir taip toliau. Mes kalbėsime apie organizacijos kultūrą, kokia jinai yra, kokia jinai turėtų būti, kaip ją galiausiai keisti sąmoningai, nuosekliai, o ne tiesiog, atsitiko, kažką mes turime. Mes kalbėsime apie vieną iš būdų, kaip organizacija gali veikti, tai yra sociokratijos metodas. Kolegė Eglė pasakos, kaip galima pritaikyti ir jūs galėsite pasibandyti ir įsibandyti, ar jūsų organizacija, ar jūsų komanda yra tam pasiruošusi. Mes kalbėsime apie produktų kūrimą ir valdymą, nes kiekvienas didesnis projektas yra produktas, nes aš nekalbu apie aplikaciją telefone ar kompiuterį ar dar kažkokį naują dalyką, bet netgi struktūros pokytis yra produktas. Mokymo programa yra produktas tam tikras. Ir tą pačią dieną mes kalbėsime, tai kaip išnaudoti ir susirinkti duomenis, kaip daryti sprendimus remiantis konkrečiais būtent duomenimis. Tai yra duomenų analitika. Ir dar 2 temos, tokios jau daugiau asmeninės, tai yra sisteminis mąstymas, tai kaip pasižiūrėti į visą organizaciją kaip į sistemą, kaip ji veikia, kaip jos dalys įtakoja vieną kitą ir kaip vadovui įdarbinti visą savo organizaciją. Ir paskutinė tema yra apie pokyčių valdymą ir pasipriešinimą, nes jeigu jūs darysit kažkokius naujus pokyčius, tikėtina, kad jūs turėsite pasipriešinimą tiek vidinio pas save, tiek išorinio organizacijoje. Taigi, kaip tos pokyčius įgyvendinti sėkmingai. Ir kaip matot, daug praktinių, labai svarbių temų, įvairūs lektoriai, daug praktikos ir svečių. Taigi kviečiu jungtis nuo kitų metų 2024 sausio mėnesio. Tikiuosi, kad mes susitiksime. Iki.